Kino dailininko profesija yra ypatinga dėl to, kad kol dar filmas yra mažo biudžeto, galbūt dar tik tai pradedančių kūrėjų, kartais to kino dailininko net ir nėra. Filmuojama tikrose lokacijose ir verčiamasi su tuo, ką turim, ką randam. Kai tik tai biudžetas auga, kino dailininko darbas tampa be galo sudėtingas. Dėl to, kad į tai įeina ir lokacijos, ir visi interjerai. Jeigu filmuojam studijai, tai visko ir pastatymas, sukūrimas nuo nulio. Jeigu realiose lokacijose, visko perdarimas, bet kartu įeina ir dizaino elementai. Ir netgi kartais, jeigu matome kadre kažkokias prekes, tai kiekvienas dizainas galbūt net yra sukurtas, ar pritaikytas, atrinktas. Pirmas lietuvių filmas sukurtas 3D formatu Čiulbanti siela tapo kūrybiniu išbandymu kino dailininkui Algirdui Garbačiauskui. Tai teko galvoti apie tai, kaip atrodys visos tos lokacijos ne paprastame kine, o 3D. Filmo laikinai jūsų kino dailininkė Neringa Baciuškaitė tarsi prikėlė 20-ojo amžiaus pradžios Lietuvą. Ir gėrimės automobiliais, taurėmis, interjerais autentiškais. 3 sidabrinių gervių laimėtojas kino dailininkas Ramūnas Rastauskas filme 9 žingsnis kūrė nuotaiką per aplinką. Prisidėjo prie bendro tokio filmo stiliaus, kuris tą socialinę dramą perteikia tokiu stilizuotu ir spalvingu netgi ir emociškai paveikiu būdu. Penktą sidabrinės gervės nominaciją gavusi Sigita Šimkūnaitė filmą Tu man nieko neprimeni užliejo romantiką ir padėjo plėtoti režisierės viziją. Irgi prisidėjo prie to bendro įspūdžio, kuris pasakoja tokią netradicinę meilės istoriją Vilniuje. Kino dailininkų pagrindinė užduotis, kad kiekvienas filme esantis daiktas gyventų gyvenimą. Iš tikrųjų nėra ribų tam kino dailės departamento darbo sudėtingumui. Taip kad labai ačiū visiems kino dailininkams.